Sveiki draugai, dabar yra beveik 1:30 ryto ir šiandien prasideda dar viena mano kelionių. Tai nežinau, pirmą dieną aš jums turbūt nieko neparodysiu, nes visą dieną keliausim per Lenkiją, apsistosim viešbutį, o kitas dienas aš turėčiau jau jums ką parodyti, nes bus vaizdų gražių iš Vokietijos, Prancūzijos, tai 6 dienas būsiu tuose kraštuose. Kelionė prasideda dabar. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by. Tarpinis sustojimas Lenkijoje. Tokius sustojimus darom kas 2-3 valandas. Kitas sustojimas jau bus pietai, jau bus 12 valanda Europos laiku. Šiaip Lenkijoje labai gražus oras. Faina, gražu. Šiek tiek jaučiasi šaltukas, minus keli laipsniai, bet saulė šviečia. Think about you all the time. Looks like you're changing and all. But why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Sustojom papietauti Lenkijoje vienoje užeigoj. Galvojau, nuveš mus į tą užeigą, bet pasirodo jį visiškai sudegus. Tai šalia Lenkai protingi pasistatė daug mažesnė. Tai aš sakau, vis tiek viduj ten nelabai daug vietos yra. Tai valgysiu lauke. Nieko nėra, labai šalta. Užsisakiau šnicelį didelį, bulvių virtų ir salotų. Sumokėjau kažkas apie 40 zlotų. Kiaušnicelį ir dar su 2 kiaušiniais. Bulvių kalnas, aš nežinau, ir viską suvalgė. Ir dar salotų toksai buvo. Nežinau, bus įdomu iš tikrųjų. Visai skanus. Nu va, ir įveikta. Buvo žiauriai skanu. Atrodė daug, bet tokiam vyrui kaip aš tai įveikiama porcija. Buvo skanu. Tai užėjau dar į vieną degalinę, pasiėmiau salduką po pietų. Realiai dar važiuosim porą valandų. Iki viešbučio. Iš tikrųjų nebedaug liko. Jau dabar 4 valandos Europos laiku, dar 2 valandos ir viešbutis bus. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. Nu va, atvykome į vietą, į viešbutį. Tai yra toks viešbučių tinklas, 3 žvaigždučių, ekonominės klasės viešbutis, kurie yra įsikūrę prie pat autostrados. Furistų mėgiama, nes čia aplink labai daug fūrų. Už mano nugaros toksai va šitas viešbutis Pikaro. Nu ir čia prie jo rasim viską, ko norim. Restoranai, Burger Kingas, barai, ko tik nori, alkoholis. Tai va čia liksim vieną naktį, papusryčiausim 7:30 ir keliausim toliau į Vokietiją. Linkėjimai jau iš viešbučio. Padarėm čekiną viešbutį. Toks dailus mažas kambariukas vienas.
kambariukas, va čia va, už manęs 2 lovos, vonė ir spinta. Nu ir televizorius su staliukais va toks. Eisim toliau dar apsižvalgyti, dar kažką įdomaus čia nuveikti, galbūt ir pavakarinio. Tai pasiėmiau vis dėlto, nesu ragavęs burgerį, kur rekomendavo, sakau, koks yra tau skaniausias burgeris. Tai aš tą vieną burgerį pasiėmiau. Tai va, draugai, tokia diena šiandien. Visą dieną keliavom per Lenkiją, įsikūrėm viešbutį ir aš eisiu praustis ir miegot. Ačiū, kas buvot su manim ir už sekundės atsirasim jau kitą dieną po šito pirštų spragtelimo. Labas rytas, draugai. Ką tik atsikėliau. Vėliau eisim pusryčiauti. O po pusryčių lėksim link Vokietijos. Ateini į viešbučio vestibiulį ir žiūri, pagalvės taip sudėliotos geltona, žalia, raudona. Simboliška, jog šiandien yra, kai filmuoju, kovo 11, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Su kovo 11 visus. Ingrida, ta, Kristinka valgo kaip žmės. O tokie pusryčiai šitam viešbutį. Žiūrėk, kaip visi gerai. Thank you so much. Have a nice day. Bye. O, viskas. Įsičekinam iki viešbučio ir keliausim toliau į Vokietiją. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Atvykom į Rotenburgą. Tai už šitos sienos yra miestas, kuris visiškai nebuvo sugriautas per jokius karus. Nei pirmą, nei antrą pasaulinį karą. Miestas visiškai nematęs okupacijos, tai gražu, pažiūrėti, autentiškas viduramžių miestas. Tai vienas seniausių ir vienas gražiausių Europoje. Niekur kitur Europoje tokio miesto nėra. Netgi kaip tikras viduramžių miestas dar yra visa pilna gynybinė siena. Tai kaip į tikrą miestą pro vartus pereini ir atsiduri tikram viduramžių miestelėje. Ir jeigu kokių gerų kadrų užgaudysi, įmesi. Okay. Taip pat šis miestelis labai garsėja per Kalėdas, nes jau lapkričio mėnesį pradeda šis miestas ruoštis Kalėdom. Kiekviena krautuvėlė, kiekvienas kampas kvepia Kalėdom, todėl nuo lapkričio mėnesio netgi kelionių agentūros iš Lietuvos veža žmonės į šį nuostabų viduramžių miestelį, kuris per Kalėdas čia primena tikrą pasaką. Visas absoliučiai miestelis, kiekviena krautuvėlė, kiekvienas jau pradeda puoštis Kalėdom, tai miestas ypatingai gražus, kaip būna iš pasakos, nes vietinių krautuvėlių savininkai visi puošiasi Kalėdom, tai va tokie stendai.
Nusipirkau magnetuką tradicinį savo šaldytuvą. Dabar eisiu ieškoti tradicinių vokiečių šitame miestelė. Tradicinė saldumyną vadinasi sniego gniūžtė. Va šitaip atrodo jie. Va šitaip tokie sniego gniūžtės tokie va. Tai aš nežinau, dar praeisim. Gal daugiau bus pasirinkimo, bet šiaip visai norėčiau paragauti tą tradicinį vokiečių desertą. Šitam miestelėje labai jos populiarios. Gal ir net visoje Vokietijai. Nežinau šito fakto. Tai va, tai daug rūšių labai yra sniego. Tai kokią ragausim, gal tradicinį baltą. So, can you tell me about these snowballs? The story? Yeah. Oh no, the story is not to explain. It's traditional from here, and it's from the past, from the Middle Age. Okay. Okay? So, And the most favorite is the powder sugar one. this is favorite, yeah? This is the most popular and the traditional, the first one. Okay, so I want to try this one. Okay. To take away? Yeah, take away. Taigi, kaip girdėjot, šitas sniego rutulys, sniego gniūžtė yra tradicinis šio regiono saldumynas, tai ragausim, jo kaina 2,70 €. Įdomu, koks jos skonis. Tikra sniego gniūžtė. Taigi, sakau, valgau dabar. Šiaip geriau su pirštais jį valgyti, nei iš viso kasti. Sakau, šiek tiek primena tokį sausą žagarėlį, kuris buvo keptas beveik be riebalų su cukraus pudra. Šiaip gan įdomus variantas. Antrą kartą ar pirkčiau? Nežinau. Vertinu stiprų 5. Gal kiti skoniai su šokoladais, pistacijom, gal yra geresnė. O čia mano tas tradicinis, gal ir nieko visai. O čia esu prie vieno iš tokių bokšto, čia yra vartai tiesiog vartai iš pilies į pilį įeit. Ir va čia va yra dar įėjimas. Tai galime aplink visą miestą gynybinę sieną pavaikščioti. Šiaip tai gal ir nieko variantas. Reikėtų va į vieną iš jų čia kažkur užeit pabandyti. Tai va. Ir va čia va gynybinė siena. Galim pasivaikščioti. Ja. Va, vyva. Va, vyva, žiūrėkit, kokie čia tuneliai. Po tą visą gynybinę sieną čia pasivaikščioti. Žiūrėkit, kebrytė. Eik, tu savo. Tai va, tai aplink visą miestą va šitą gynybinę sieną gali aikščioti. Aišku, aš laiko neturiu, toli nevaikščiosiu, bet čia realiai galima visur labai smagiai pasivaikščioti. Tai va, tokia gynybinė siena. Va, viskas sutvarkyta ir taip gali, kaip sakau, aplink miestą pasivaikščioti. Biškį dar aukštyn čia pakilsim. Va, patrankos, matau, stovi. Nes jeigu čia patrankos yra, vadinasi ir prieš iš tos pusės dažniau puldo. Nu va, ir visą tą gynybinį sieną vaikštai. Patranki, patrankos. Tai va, taip visą gali miestą realiai apeiti. Irgi unikalu, aišku, matosi čia atstatyta ta gynybinė siena. Prieš tai buvo apgriauta jie tikrai. Tai va taip ir keliauja. Taip ir keliauja. Pažiūrim į gatvės pusę. Koks vaizdas. Nu, puiku. King in the castle, king in the castle. Tai va, draugai, toks tas Rotenburgas prie Tauberio. Gražus istorinis nuo viduramžių, nepaliestas miestas. Vienintelis toks Europoje.
hours later. Labas vakaras, atvykom į Prancūziją, už mano nugaros siaura Prancūzijos gatvelė ir va čia va įsikūręs dailus viešbutukas. Aišku, kambarys mažutis, mažas išplanavimas, bet mums svarbu realiai yra šiandien permiegot. O rytoj laukia šauni diena Strasbūre. Tai va, ačiū, kad šiandien irgi buvot visą dieną su manim. Su jumis buvo Eimantas. Jeigu patiko video, paspauskite subscribe, prenumeruoti mygtuką. Ir iki kitų kartų, iki kitų vlogų. Čia ne paskutinė kelionė. Sekančios dalis bus irgi iš Vokietijos, Prancūzijos. Kol kas iki ate.